1947 m. pabaigoje Žemaičių apygarda smarkiai nukentėjo. Didelę įtaką tam turėjo ir MGB agentų ardomoji veikla. 48 birželį apygardos vadu buvo paskirtas Vladas Montvydas. Savo vadovaujamoje apygardoje ypač gerai išvystė pogrindinę spaudą, kurios okupantai bijojo labiau nei šaunamojo ginklo. Jis nuolat ieškojo literatūrai gabių jaunuolių, pats redagavo leidinius, organizavo platinimo veiklą. Buvo leidžiami laikraščiai. Kovojantis lietuvis, Malda girioje, Laisvės balsas, kurie trūkstant popieriaus buvo spausdinami mokykliniuose sąsiuviniuose. Vladas Montvydas Žemaitis matė, kad ginklu priešintis okupacijai yra per sunku. Nors Atlanto chartijos pažadai sunyko, jis tikėjo, kad dar įmanomas vakarų ir Rusijos susirėmimas, ko pasekoje Lietuva bus išvaduota. Todėl jis tausojo partizanų ir jų rėmėjų jėgas. Tada buvo pavasaris. Ir Montvydas taip vienas tų kariškių, jis nesivedė ne vieną, bet prie tokio ąžuolo. Visur gražu, taip, turbūt, kad mėnesiena buvo, kad buvo šviesi, o gal aušra biški buvo, kaip, priesaika tai jau. Tai Montvydas pirmą šnekėjo, man liepė kartuoti. Prisiekiu visagaliu Dievo akivaizdoje, kad ištikimai ir sąžiningai vykdysiu Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio nario pareigas, kovosiu dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atstatymų. Nesigailėdama nei savo turto, nei sveikatos, nei gyvybės. Vykdysiu sąjūdžio įstatus ir savo viršininkų įsakymus. Ir viskas. Daviau priesaiką ir pasisveikinom ten pat tas miškelėje. Ir mano pareiga buvo Montvydo tokių įsakymų pasidaryti tokią slėptuvėlę, tokią, kaip dėžutė tokia, mažesnė, kaip pusė to albumo, tokia dėžutė. Aš pasidariau to slėptuvėlę tokio, prie tokios koplyčios ten jau sustoju ar pasimelsti ar ką, taip, man atrodo saugiau. O taip aš turėjau ryšį labai platų. Laiškai, pranešimai būdavo rašomi ir raidėm, ir skaičiais, ten ir ne viską aš perskaitysiu. Ir reikėjo jos nugabenti tą. Ir aš eidavau, aš kažkur niekur nebijodavau. Man reikėjo. Tiesiog reikėjo, galėjau gal nesutikti ryšininkį buvo, bet aš prijaučiau visą laiką tą kovą prijaučiau. Ir nesigailiu, kad vienus visus gyvenimus ir mokslai pražuvo ir viskas. Bet tuo nesigailiu. Čia yra lageryje. Leido apsirengti jau po Stalino mirties čia yra. Nuvažiavau pas savo draugę Gelvinaitę Stefutę ir nakvojau pas ją namuose, atostogas buvo, rugpjūčio mėnuo buvo. Naktį atsibundu vyrai, jauni, gražūs vyrai, visas būrys vyrų. Prisistato Žemaitis, Vladas Montvydas, vardės nežinau, tada nesakysiu. Žemaitis pasteiravo, iš kur aš kaip. Paprašė pačiai dalyvauti. Apsidžiaugiau, parvažiavodamas laimingą. Jau aš turiu kelią, kuris mane toliau ves tuo keliu. Pakalbėjau su Vitkute Elena, mano suolo draugė buvo, su ja kalbėjau be baimės. Laukovai buvo labai tokia gabi literatė. Mes su ja mokėmės antroji klasėje kartu. Petkutė Irena, bet ji labai gera literatė buvo. Kaip sakau, Irena, taip ir taip. Ar nenorėtum dalyvauti pogrindžio spaudoje, gal ką turi parašiusi, paduok man, aš perduosiu. Jis sutiko mielai ir pirmieji jos eilėraščiai Vilnelės vardu ėjo į pogrindžio spaudą per mano rankas.
Pogrindžio spauda, žodis buvo svarbiau už ginklą. Kuo svarbesnis žodis ir jo išliekamoji vietė buvo svarbesnė. Montvydas visada nešdavosi būryje rašomą į mašinėlę. Ir reiškia, nu, žiemą kaip žiemą, jie ten jau judėjo, bet, pažiūrėjau, miške, girioje tai labai sunku, reiškia. Tai vyrai, taip aš atsimenu, reiškia, nueidavo, aš esu matęs, reiškia, jie taip sukalo pagalių, ant viršaus surašių, jiem padaro tokį, reiškia, ir jis rašydavo. Montvydas rašydavo žygių metu. Kadangi jisai, jis ramesnio laiko, taigi neturi. Bet jis neturi tokio stalo, kuriam kaip galėtų atsisėsti ir ramiai kažką rašyti. O rašyti jis daug rašė. Taigi, o kas ten, visos piktadarybės surašytos ir visa siekio, lietuvio siekis laisvės. Partizanai patys iš kitų rajonų, kokius įvykius, kokius susišaudimus, kokias išdavystės surinkdavo į vieną tašką. Buvo štabas spaudos pogrindį, taigi buvo kas Alūzaitė pagrindė, Čėsna buvo spaudos irgi, paskui Petkutė paskutinė, kuri nusišovė, nepasidavė gyva, reiškia. Ypač kada buvo kolektyvizacija, kaip laukdavo, kada tas dėdė pasirodys. Jo slapyvardis buvo tarp ūkininkų. Sugebėdavo tuos ūkininkus, paguosdavo, sakydavo, būkim vieningi, ateis laikas, kad būsim laisvi. Laikraštelių tai atnešdavau, palikdavau, skaitydavau. Palikdavau. Perskaitis atidūdavau šešiukams. Nu, jisai sakydavau, kad perduokit visi savo pažįstamiems, kuris jau esat žinot, kad neįskūs. Tai laikraštelėje rankos. Nu ir daugiau tokios temas buvo, atseit, greitų laikų karas būsime laisvi. Ten spauda tada buvo labai įdomis, buvo ir buvo iš Amerikos, reiškia, rašoma. Lietuviai ten Amerikoje organizuoja, kad jie kreipiasi ten į valdžią, kad bus išlaisvinimas, išlaisvinimo tikėjimo. Kad kitos valstybės, kur lietuvių ten daugiau, kad visur organizuojasi, kad ryšį palaika. Nu, čia kaip tas Daumans, kad ten per Lenkiją keliavo, viskas buvo aprašoma apie jį. Tai aš parnešdavau, tėvas pasislėpė, skaitydavo ir tikėjo viltim, tikėjo tas reštais, kad kažkas išvaduos, kad pagelbės. Kad buvo momentas, kad reikėjo ten prieš rinkimus proklamacijos tokius, tai mama kiemį stovėjo ir mane palydėjo, kad aš išeičiau. Nu, kažkoks buvo, tos užsidegimas buvo. Vienu žodžiu, į tualetą ėjau ir pareidamas, ateik čia. Kažkas sušuko, prieina arčiau, žiūri Teresė esanti ir dar 3 tenai buvo ten iš karto. Paskui paprašė, sako, gal tu užeitum kur nors tavo vadinamo popieriaus storesnio piešimo sąsiuvinio. Tai nuėjo į pavandinį, žiūri, kad popieriaus yra. Sakau, man
reikia tą popierių. Sako, man reikia tuos šūkius. Vienu žodžiu, visur reikia. Ir vaikams reikia, sako, tas krautuvinikas sako, nu kiek tau reikia? Nu, sako, duok 5 kilogramus. Sąsiuvinių reikėdavo, o jau turėjo vienu žodžiu spaustuvę, jie turėjo. Nu, vienu žodžiu, man reikėdavo paimti kaltinio popierius, reikėdavo tą... Mašinai gerselės rašymui ir... Paskiau plunksnakočių reikėdavo, rašalo ir taip toliau. Paimdavau po 200, po 300 tų sąsiuvinių. Kaip aš mokytojas buvau, tai aš galėjau bet kur imti, bet kaip daryti. Bet ten medikamentų gal ten biškį reikėdavo. Nu ir taip ir... Kaip sako, buvau kurjeris. Paskiau aš turėjau nusipirkęs liubytelį vadinamą fotoaparatą 606. Ir ten nuotraukų pridirbo, nežinau, kelias filmukus. Parnešdavau iš partizanų, aš parnešdavau juostą, negatyvus. Vytautą ryšindavo ir darydavo nuotraukas nakties metu. Ir Montvydas buvo, ir šitie skaičiuoti. Algirdo Būrio partizanai, Kęstučio apygardos būdavo tarp. Bendraudavo savo apygardą. Va tokių, dėlėskim, Karbausko Česlovo tėvukas pasirodo, akumuliatorius pakraudavo. O tuos akumuliatorius laikydavo bunkerį apšvietimui. Ir kaimynas pastebėjo ir įskundė. Reiškia, kad Karbauskas pakraunėja. Tai paskiau darė kratą viską, bet nerado tų akumuliatorių daugiau pas tą Karbauską. Montvydas jau sprendė, kad aktyvi ta kova baigėsi. Tie, kurie yra lygiai partizanai, jų laukia mirtis, niekas daugiau. Ir stengiasi kuo stipriau palikti stipresnį įnašą ateities kartoms, rezistencijai kovai. Daug dėmesio kreipia į spaudą. Į spaudą ir į dainas. Tos dainas tai paliks, tie eilėraščiai paliks, į dainos ties jaunimas. O čia toks tikslas buvo. Kai mane areštavo, tu su Montvydu akis į akį dirbai. Aš dirbau ne Vardėnuos jau tada. Aš nenorėjau, kad barškytų duris. Aš geriau langus pradariau, kaip jau Montvydas sušneko, išėjau pro duris, ją nuleidau pas savo. Nu, jisai daug kosėjo baisiai, labai smarkiai, tiesiog ištisai, vat šneka ir kosė, šneka ir kosė, jau mat ir išbalęs toks, žinai, šviesos tai nedėgiau. Paskiau įdaviau tos laiškelį, paskiau tas anos mato šitas aranžuotas dainas. Ar ten 3 mėnesiai, ar kiek ten praėjo, nežinau, tik tai žinau, kad, nu, pasakė žmonės pašaliniai, kad Montvydas žuvo. Po paskutinio apsilankimo, susitikimo su Vytautu, perdavus Vytautu jam paketą dainų sukurtų studentų konservatorijos, tam tarpe Liongido Bariaus, Montvydas žuvo rugpjūčio 23. Netoliese buvo tokia kalnuota vieta. Į tą kalnuotą vietą apaugusi alksniais. Ta šeimininkė sako, ten gali būti žemuogių, sako. Tada tu, sako, nueik parinktų žemuogių. Aš nuėjau ir žiūriu, mano tėvelis stovi. Pakalbėjom viską, žinai, kaip tau čia sekasi, sakau, nu nieko, sakau,
Gerai, sakė, tu dabar neberink, eik namo ir niekam nekalbėk, kad mus čia matei, žinai. Aš jau tada Dieve, aš jau supratau visą tai, iškia. Nu ir aš parėjau namo, nieko nesakiau šeimininkams, ne pusė žodžio, reiškia, bet aš nesupratau tada, kad aš paskutinį kartą mačiau tėvelį. Paskui po kiek jau laiką gavom žinią, kad jau tėvelis žuvo. O tas buvo paskutinis kartas ir paskutinis jo bučinys. Taip jau aš po 3 savaičių taip ir nebesulaukiau tėvuko rykmetį. Atsikėliau pas tuos Kasparavičius, reiškia, šį naktį, reiškia, tėvuko nebuvo, man pasakė. Ir paskui atėjo kitas kaimynas, mane pasikvietė prie stalo, atsisėdau ir pradėjai pasakoti, kad vakar, reiškia, tarp Lukšto ir Paršežerio buvo kautynės, taip ir taip. Nu tai viskas tada man jau, aš jau viską supratau, kaip sakant, ir... Tai buvo tiesiog didžiulė pelkė ir į vieną pusę kokie 20 metrų, į kitą pusę, o vidury jau kurią tą vietą žinojo, galėjai per tuos akmenis, o jeigu nepataikysi, tai murkti 5-7 metrus į gilį. Ir matot, Paršežeris ir Lukštas, tarp jų, va čia ta pelkė yra tam tarpe. Nu, jie ėjo iš to kranto į kitą krantą ir juos jau išdavė naujokas, valstietis, saugumiečiam, pastebėjo, kai jie vaikšto ir paklausė kokiom valandom, pasakė kokiom valandom jie eina ar pavalgyti ar ką ir patiko jo ir pamatė, kad jau jo šaudo ir patys nusišovė. Gerai. Ant apšeptai Aukštą pasidarbavę. Tai vienu žodžiu, kurioj vietoj tenai gal nureistrant Parvilką? Nus Parvilką, taip man kas sakė, nu tos Kolgrindas. Nu tai viskas ten jiems yra. Atsargina garnausi daug. Nu tos Kolgrindas buvo toks kaimo keliuks, buvo brastva tokį ir galėdavau išeiti tiesiai į savo sodybą per tus miškus nepastebimam. Ant palūkštę einant ir išeidau tiesiai į Gatautiškį. Nu, skersą asfaltą į Gatautiškį išeidau.
Ir dabar ten ta brastuvė tebėra. Tavo mama sakė, kad čia kažkur kokie čia kalvičiai, kad ten būdavo Montvydą padaryts bunkeruks. Nu tai primins su Užtrobos un kalną. Lapkalnė. 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 Ir Lapkalnėje panaikint, kad Montvydas nusišovė. Ir viskas. O kurioje vietoje čia tiksliai nušojo, kas jo žino? Kas jo nežino, čia tiek metų. Kad ir žinojai, bijojai kalbėti žmonės ros laikais. O nutgirčait, kada į laukų tą vakar, kad jos čia apsopa. Tai jį matė vakar šaudė raketas ir baudo aukšųjų girdėti. Automatų serija. Paskui, kai išaiškėjo, būktai, kad nepakliūtų gyvi į rankas, nusišovė patys. Nes žinojo vis tiek, pakliuvus, kai sakant, jiem įsigelbėjimo nebus, tik bus kankinimai ir panašiai, kai sakant, gyvi nepasidavė. Na, tai pas jos buvo priesaka, kad gyviem nepasiduoti. Ten, kur lavonus matė, tai smilkiniuose ir pas vieną, ir pas kitą. Taip. Buvo, ten kraujo nebuvo daug, bet šauta vieta, kaip sakant, skylutė. Tai yra 100%, kad jie patys nusišovė. Nes kitų jokių sužeidimų nebuvo pas jos. Na, paskui jau ten tas... Buvo prie Stilbokyno, ten apie savaitę gulėjo, o paskui kur išvežė, kur ką, nieks nežino. Taip, kad anais laikais tai praktiškai partizanai ir būdavo miestelio vidurėje. Tai prie Stilbokyno gulėjo, rodė net tvartas, kur sena ten to vietoj, kur gulėjo, rodė žmonės. Prie daržinės, prie tvarto buvo tokio pamesti abudu. Ten buvo prie netoj Turgaus aikštės, buvo Stilbokynas, daržinė, tas pastatas administracinis ir paskui daržinė tas buvo. Ir mes vaiką miesti buvom, sako, Montvydą nušuoj. Nu ir, sako, sakam pažiūrėti. Nubėgam prie daržinės sėdėti, tą Montvydas rankas ant kelio, cigaretės į burną įkišt. Aš pažinau, kad Montvydas, nes aš buvau matęs, kad jis vyksta. Iš prie pat, kad ant kelio sėdėjo saldainį dar davė. Tai jau arčiau nepriėjo. O tas nušautas ir ten, kur dabar turgus, ten tokia buvo kalva. Ten anus ir laidojo, užkasdavo. Ten prakas ir užkasdavo. Paskui čia, kad jau sugalvoja valdžiai padaryti Turgaus aikštį, tom kalvą nustumti. Ir ten tokį pelkį prūt durpynus imdavo matoma senovė. Ir ten į trumpą pelkį buvo visi sustumdyti. Pasiruoš! Užtaisy!